Sveiki. Šiandien pakalbėsime apie tai, kaip padėti vaikams išmokti skaityti namuose. Skaitimas tikrai nėra misija neįmanoma. Skaityti galima išmokti žaidžiant. Viskas priklauso nuo metodo. Kai vaikas mokosi per žaidimą, rezultatai ateina greičiau, lengviau ir be streso. Leiskite parodyti, kaip tai veikia. Apsilankykite mokuskaityti.lt. Pradėkime nuo žaidimo. Susprogdinkime šiuos balionus. O dabar pereikime prie skaitimo. Norėdami pradėti, spauskite toliau. Ekrane pasirodo pirmasis skiemuo. Jį perskaitome. Tuomet dar kartą spaudžiame toliau ir perskaitome antrąjį skiemenį. Taip žingsnis po žingsnio vaikas natūraliai sudeda žodį. Jeigu vaikui tampa per sunku, visada galima grįžti atgal ir pradėti iš naujo. Perskaičius žodį, reikia pasirinkti teisingą paveikslėlį, kad būtų galima pereiti į kitą lygį. Taip mokymasis tampa ne tik efektyvus, bet ir smagus. Kairėje ekrano pusėje galima pasirinkti skaitimo lygį pagal vaiko gebėjimus. Taip pat galima pasirinkti, ar mokytis su didžiosiomis ar su mažosiomis raidėmis. Mokytis skaityti gali būti lengva, įdomu ir smagu. Tai reikia tinkamo metodo. Apsilankykite mokuskaityti.lt ir pradėkite jau dabar.